Sveiki žvėjai. Sveiki. Šiandien mūsų tema Žemaitija, Rusnė, Akmata ir Starkiai. Gero draugo Laimio kvietimu gaudysime starkius. Laimis pažįsta gerai šitas vietas ir mums tikrai garantavo šaunių laimikių. Ir dar turėsime po to vėliau džiugę žinę visiems žvėjams, apie kurią pakalbėsime pagavę starkių. Norime pajusti tuos pirmus smūgius per nagus, kaip sakoma, kai starkis kimba, ištraukti pirmus laimikius ir tada papasakosime iš tikrųjų, dėl ko mes čia susirinkome ir ką mes jums norėjome pasakyti. Tai ką, čiumpame meškeris ir pirmin. Žvejyba. Taip. Ką, pirmi? O, neblogas. O, gražuolis. Ačiū už pagalbą. Gerai pasirinkta vieta, geras masalas ir pirmas laimikis. Gražuolis Akmatos starkis. Tikrai tikimės, kad tai yra pirmas, bet ne paskutinis. Paleidžiame. Ką reiškia gidas ir šauniai išmanantis vietas? Tiesiog 2 minučių bėgyje sukibo įspūdingos žuvis. Vrašom dar vienas starkis. Ko reikia norint pagauti starkį? Yra labai paprasti dalykai. Pirmas dalykas, tai aišku, reikia žinoti gerai vietas, duobes, kurie laikosi. Antras dalykas, turi būti atitinkamas įrankis, jautrus, skirtas džigavimui. Trečias dalykas, taipogi turi būti rytė tam skirta, kad atlaikytų apkrovas, nes upėje yra didelis pasipriešinimas ir srovės, ir rytė iš tikrųjų kenčia nuo didelio apkrovų. Ir turi būti pintas valas, kuris perduoda kiekvieną prisilietimą žuvies iš karto į jautrų įrankį ir belieka tik tais laiku pakirsti. Taip, kad atrodo kaip ir paprasta, bet iš tikrųjų nėra taip paprasta. Taip, kad reikia žvejoti, eksperimentuoti, bandyti, kaitalioti masalus, nes starkis vieną dieną gali ant vienokios spalvos,
masalo kibti, kitą dieną domėtis kitą spalvą. Su vienu, dviem guminukais tikrai neįsiversite, reikia jų turėti bent jau 14 tikrai. Taip. Irgi grinai starkinis kibimas, tiesiog užgulimas masalo ir tiesiog, gražuolis. Tai nieko. Ir šiandien tikrai starkiai godžiai griebia masalą, ar jiems masalas patinka, ar oras patinka, nes toks jaučiamas slėgio pokytis ir šiandien pranašauja kaip ir škvalą audrą, tai gal prieš tą škvalą audrą yra labai aktyvus starkių sukilimas ir visada prieš orų permainas dažniausiai žuvis jausdamas, kad keičiasi slėgiai, aktyviai maitinasi. Ne išimtis, kaip matome ir šiandien. O kol yra kibimas, mes tiesiog gaudame, džiaugiamės tuo kibimu, šiek tiek aprims, surasime laiko pakalbėti apie masalus, kurie šiandien yra veiksmingiausi, apie įrankius, apie valus ir dėl ko mes čia atvykome. Atvykome tai, žinai dėl ko, dėl starkių. Leidžiame į laisvę. Kaip žadėjau, gal šiek tiek pakalbėsiu iš tikrųjų apie įrankį, nes galiu nepakalbėti šiandien, nes starkiai kimba vienas paskui kitą. Kuo man patinka šitas kotas? Čia yra Berkley Urban Spirit meškerė, spinningas. Metamoji galia yra nuo 10 iki 32 gramų. Tai yra idealus iš tikrųjų įrankis džigavimui, būtent upėse, ežeruose, nes yra pakankamai tikrai jautrus, blankas, turi tikrai būti kokybiškas, nes kaip yra toks posakis, turi skambėti, tiesiog kai į dugną daužosi galvakablis ir perduoti kiekvieną prisilietimą prie akmens, dugno, kad jaustum tiesiog darbą masalo. Ir starkis yra tokia žuvis, kad jinai nelydeka, jinai negrebia ir neneša iš šono, nebūna tokio kažkokio stipraus kirtimo, tiesiog būna toks arba užsėdimas, arba valo atsipalaidavimas, arba lengvas stuktelėjimas. Ir jeigu bus nepintas valas ir nejautrus įrankis, tai tiesiog daug prarasite, nerealizuosite tiesiog daug kibimų. Kuom dar šitas yra kotas geras, yra tiesiog unikalumas jo tas, kad reguliuojama yra rankena. Pagal rankos dydį gali pasireguliuoti kaip taip, jeigu patogu. Prašom, mėtykite taip. Jeigu per trumpas, kai džigaujate, pavyzdžiui, mėtote, tolimesnius metimus darote, įsitempit visą rankeną ir tai bus ties alkūnė ir tiesiog patogus bus metimui. Jeigu norite šitą įrankį, galima taip pat naudoti ir twitchingui, mėtant lengvus woblerius. Daug patogiau yra dirbti tokių principų. Netrukdo, niekur nesipainioja, kotas nesikabinėja už striukių ir ten kitų vietų kažkokių. Čia yra tikrai
naujas išradimas. Nu kaip naujas, jau yra apie 2 metai rinkoje. Ir šitų, kuo tu esu patenkintas, gaudau 2 metai. Ir tikrai nieko naujo neieškau. Ir nieko man daugiau ir nereikia. Apie ką noriu toliau pakalbėti? Meškerė, beritės, tai kaip suprantate, ne meškerė. Ryte. Apie ją mes jau esame iš tikrųjų daug kalbėję ir kiekvienoje laidoje, kai tik spiningaujame, džigaujame, pitchingaujame ar kitaip naudojame Soroną. Šiandien aš Soron SX40 naudoju, nes pakankamai, va, kaip tik, nespėjau net pakalbėti, matot, žuvis viena paskui kitą. Geras? Geras. Nu ką, kapitonas nebūtų kapitonu. Jam visada kimba didžiausias žuvis, nes jis žino paslaptį. Jis geriau pagaus 1-2, bet visada didžiausia. Ir kas, ant kokio guminuko? Tas pats? Šiandien Berkley guminukas dirba visus 100%. Visi tai pritraukiam jau tų žuvų. Gaila man tą, bet reikia paleisti. Siautėja šiandien, starkiai siautėja. Ne per didžiausias, gal atsikabins. Berkley. Įspūdingi guminukai, bet mes apie juos pakalbėsime laidos pabaigoje, kai tikrai įsitikinsime, kad ant jų kimba nerealiai starkiai.
Taigi teisingai pasirinkus įrankį, masalą, valą, ritę, tikrai praktiškai garantuotas būsite, kad sugausite starkį. Starkiai šiandien ypatingai aktyvus ir godžiai tikrai griebė masalą. O, pagalba, draugas atėjo. Op. Ačiū. Ir noriu dar kreiptis į žvejus. Neimkite nelegalių starkių. Apskritai, geriau paleiskite visą žuvį į vandenį. Atvažiuosite kitą kartą, pagausite daug didesnių, tikrai patirsite daug malonių akimirkų, kaip mes šiandien patirime. Noriu pratęsti mintį ir pakalbėti apie rites, nes kibimas yra įspūdingas, net tiesiog nėra laiko apie jas ir pakalbėti. Sauron SX40 šiandien naudoju kaip ir džigavimui, spiningavimui, velkiavimui jūroje. Šitos ritis yra nepamainomas, nes jos yra tvirtos, kaip pasakytų žmonės, neužmušamos. Taip kad esu šito rite patenkintas ir tikrai neieškau kažkokių tai kitų alternatyvų, nes kol kas manęs nepavedė nei vienoje žūklėje. O kaip matome, oras bjursta, kibimas vis tiek nenurimsta. Nu, jeigu neprasigėdrins, tai teks traukti namo, nes tikrai jau ir taip pilnas esu įspūdžių. Nu, žemupys yra žemupys, kai sakoma. Žvejų Eldorado. Ir kas svarbiausia, mums lietus visiškai nebaisus, nes turime po galva stogą. Yra super iš tikrųjų, nerealų kapitoną turim su nerealiu laivu. Su stogu, su foteliukais, tiesiog, žvejok ir apie nieką daugiau negalvok. Hop! Kurgi čia dabar? Prieš šitą gumą šiandien starkiai yra bejėgiai. Berkliai šitas guminukas kelia juos, nesvarbu koks oras. Matot, tas pats gubinukas. Nereikia nieko išradinėti. Pakaitaliojame per akademinę valandą 3, 4, 5 spalvas buvo sugauta ir ant kitų berkliai gubinukų kaip Ripple Shed. Vėliau, kaip minėjau, pakalbėsime. Atrasta tiesiog spalva, kuri šiandien nepalieka jokių šansų starkiams. Ir kas svarbiausia, tokie įrijimai, kaip jokių atsargių kažkokių baksnojimų, tiesiog stveria, ryja ir užsikabina praktiškai 80%. Noriu pakalbėti apie valą, kokį šiandien naudoju. Šiek tiek pila lietus, tai turim galimybę pasislėpti po stogu, nes puikus laivas yra mūsų kapitono. Taigi, kaip ir praeitą, taip ir šį sezoną džigavimui naudoju Strin valą. Jis yra tam tikrai skirtas, nes jis yra minkštas ir turi labai didelį išlaikymą. Pavyzdžiui, 0,14 diametro valas išlaiko 13,5 kg ir tai yra vienas iš tvirčiausių valų šiuo metu rinkoje. Su juo tikrai, iš tikrųjų, daug mažiau prarasite galvakablių arba kitokių masalų. Būtent jį naudoti rekomenduoju džigui. Taigi, kapitono rekomendaciją nusprendėme šiandien žūklę baigti, nes iš tikrųjų lietus įsisiautėja ir šio laivo kapitonas mus pakvietė pas save į svečius ir ten nusprendėme pakalbėti ir aptarti šiandieninius įvykius, kas labiausiai pasiteisino, koks guminukas, koks masalas vilioja šiandien geriausiai starkį. Taigi, pirmin pas kapitoną. Jaukiai įsikūrėme ir, kaip žadėjau, pakalbėsime apie gumas.
kurios šiandien labiausiai vilioja starkius ir kokios spalvos. Būtent šiandien starkiai negalėjo atsilaikyti prieš šitą modelį Berkley gumų ir ypatingai juos šiandien vilioja būtent šitos spalvos guma ir šito dydžio. Kuo jinai yra unikali ir kiek neįprasta starkiams šiame krašte, nes jinai turi viduje prapjovimą ir ką tas prapjovimas duoda. Šis prapjovimas duoda papildomą guminuko vibraciją ir suteikia neįprastus judesius, plus labai yra lanksti ir minkšta uodega ir agresyvus darbas, kaip žinome, starkiui tikrai patinka. Taigi šita guma ir šita būtent spalva buvo šios dienos numeris 1 masalas. Taipogi kibo ir ant įprastų jau guminukų, tai kaip Berkley Ripple Shed buvo sugauti starkiai. Kolegos pagavo ir ant tokio tipo guminukų, būtent šitų spalvų. Šita Berkley gumų gama yra šiek tiek neįprastų formų ir spalvų ir savo darbo. Ir vietiniai starkiai gyvenantis čia jų net pažįsta, nėra susidūrę ir dėl to labai godžiai ir agresyviai juos puola, nes kiek šiandien buvo pagautų starkių, visi surėjo, pilnai buvo guma, vos kišojo tik tais segtukai. Tai reiškia, kad jie apgauti 100% yra ir betodariškai puola ir čiumpa tą gumą. Tai manau, kad reikia visada eksperimentuoti, kaitalioti formas, spalvas ir neužsiciklinti ant kažkokių tai tradicinių gumų. Tai, kaip matėte, šiandien tai pasiteisino 100%. Pabaigai laidos turiu labai džiugią žinią visiems Lietuvos žvejams, nes Rusnėje atsidarė žūklės reikmenų parduotuvė, kuri dirba visą parą. Kiek aš anksčiau važinėdavau, susidurdavau su problema, kur nusipirkti kažkokių masalų, ar sliekų, ar tokių visokių įrankių nuo A iki Z. Šitam krašte tikrai nebūdavo, čia, kaip žinome, didelis iš tikrųjų žvejų srautas. Ir plus, ne tai, kad tenais pilna visokio asortimento gumų, kaip ir pasikonsultuota buvo iš tikrųjų su parduotuvės darbuotojais ir buvo parekomenduotos tam tikros spalvos gumų, kurios šiandien, kaip matėme, iš tikrųjų dirbo. Taip pat, ko aš pasigesdavau šitam krašte, kad vienoje vietoje galėdavai nusipirkti ten kažkur tai ar šilutį, ar kažkur ten kažkokį įrankį, kitoje vietoje čia atvažiavęs kažkur ieškodavai, kur apsistoti, trečioje vietoje kuom išplaukti su kokiu kateriu ir tiesiog nebūdavo tokios kaip paslaugos žvejui ir kaip žmogui vienoje vietoje. Būtent šita parduotuvė kuom pasižymi, kad iš tikrųjų teikia visas paslaugas. Tiesiog galite bent kada užsukti į parduotuvę ir jūs būsite aprūpinti nuo A iki Z ir žūklės įrankiais. Galite net neimti su savim žūklės įrankių, galite vietoj susikomplektuoti. Taip pat bus, iš tikrųjų, nukreipsiu, kur apsistoti, suorganizuos katerį, laivą, žodžiu, pilną servisą, žūklį ir poilsiui. Tai ačiū tau, Laimi, iš tikrųjų, kad pasikvietei, pasinaudojęs šią paslaugą, būtent mano draugas ir pasinaudoja šią paslaugą ir čia, kaip sakoma, atsirado laisva vietelė, dėl to pasikvietė ir puikiai pažvejojame. Taigi šiandien tiek iš šio puikaus krašto ir žvejų mekos Rusnės. Puikiai pažvejojame, pagavome žuvies, praleidome puikiai laiką, net ir bjaurus oras nesugadino nuotaikos. Tai šiandien tiek, gerbimieji žiūrovai, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Ate. Iki.